Sveiki visi, šiandien servise 007 turim Volvo V70, 2002 metų mašina, bet labai neblogo stovio, net keista matyti, tikrai labai tvarkingas automobilis, tiek techninė prasme, tiek iš kėbulo korozijos pusės, itin tvarkingas, važiuoja puikiai ir be abejonės klientas atvyko, norėdamas susimontuoti tikrai kokybišką ir gerą dujinę įrangą. Tai jam, kaip visada, be abejonės sumontavo metališką Landerenzo dujinę įrangą. Labai trumpai apie pačius komponentus pabandysiu ir papasakoti. Tai pats valdymo blokas yra montuojamas maždaug šitoje vietoje po priekiniu stiklu. Dujų reduktorius Landerenzo Li10 Turbo Oversize, bei atskirai nuo reduktoriaus montuojamas OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, dujinės fazės reduktorius, slėgio daviklis, dujiniai purkštukai, tvarkingai ant guminių paduškėlių sumontuoti. Na ir dujinės įrangos saugiklis išvestas prie pliuso laido, prie pliuso specialiai skirto gnybto vietos. Na, visi Landerenzo dujinės įrangos montavimo darbai 007 servise, kaip visada pagal aukščiausius kokybės reikalavimus. Tai darbam yra naudojamos kokybiškos žarnos, jungtis, spyruoklinės sąvaržos, bronziniai intarpai. Atskirai, kaip minėjau, montuojamas vožtuvas nuo reduktoriaus tam, kad išvengti jo strigimų. Na, visi tie darbai yra padaryti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų variklio skyriuje aptarnavimo darbam, remonto darbam. Lygiai taip pat įvertinam ir tą pusę, kad reikės kažkada sistemą ir dujinę aptarnauti, žiūrėti. Tai viskas sudėta iš tikrųjų pakankamai patogiai, tam, kad būtų nesunku prieiti, aptarnauti, jeigu kažko reikėtų ar diagnozuoti tam tikras problemėlės ateityje. Darbams teikiam garantiją, be abejonės išduodam visus dokumentus, kaip minėjau, o variklį ištestavom, išbandėm kelyje ir esame jau klientui pasiruošę atiduoti, pravesti instruktažą ir paaiškinti, kaip sistema veikia. Tai tiek iš principo apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką pridėsiu nuotrauką, bet jis yra montuojamas centrinėje dalyje prie bėgių svirties. Yra sumontuotas ne originalus, sakykime, standartinis, tiksliau, stačiakampio formos mygtukas, bet papildomas apvalus mygtukas. Jisai čia tikrai gerokai gražiau žiūrisi. Na, Volvo V70 turi vėlgi normalų standartinį atsarginį ratą. Vietoje jo mes čia sumontavom netgi 82 litrų dujų balioną atsarginio rato vietoje, kuris be abejonės lygiai tvarkingai gražiai užsidaro. Pačią panangą įdėjome į specialiai tam skirtą dėklą apsauginį. Ir dujų pildymą padarėme be abejonės prie benzino užpildymo vietos. Viską gražiai tvarkingai, viskas neišlaužyta, visos spyruoklės vietoje, gražiai užsidaro ir taip lieka. Tai va, tai tiek apie Volvo V70, tikrai atrodo metų automobilių nemažai, bet nepaisant to, jisai be abejonės renkasi kokybišką sistemą ir noriu tą kokybišką sistemą nuvažiuoti ne vieną 10 000 ir garantuoju, kad taip ir padarys. Tai va, tai jeigu norėsit kokybiškos sistemos, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.